Labas vakaras. Eteryje 24 valandos ir aš Giedrius Leškevičius. Nieko nelaukdamas pristatau jums dvi istorijas, kurias išvysite jau netrukus. Arūnas sako dirbęs pas ūkininką kaip vergas. Už lėkštę barščių ir cigaretes. Grynais pinigais neduodavo, niekada. Ūkininkas Arūną kaltina nugvelbus 2 kombaino akumuliatorius. Ar tu biški turi sąžinės ar neturi? Ar tu gyvulys, ar tu žmogus? Antroji šio vakaro istorija. Jau keletą mėnesių Aldonos nuomininkas nemokėjo už buto nuomą. Nieko nemeluoju, aš atsiskaitęs iki nuo. Į mūsų laidą kreipėsi Arūnas, kuris tikina, jog 21 amžiuje vis dar egzistuoja vergovė. Pasak Arūno, jis dirbo pas ūkininką pusę metų, po 16 valandų per parą, o atlygis te buvo lėkštė barščių ir cigaretės. Arūnas tvirtina, jog tai šiuolaikinių ūkininkų praturtėjimo formulė. Nelegaliai samdyti benamius ar vargšų žmonės, kuriems už darbą sumokama kontrabandinėmis prekėmis. Artėjant šventėms, Arūnas prašo padėti atgauti jo neva uždirbtus pinigus, kurių pats iš ūkininko išsireikalauti nesugeba. Pavasariškai graži žiemos diena. Visi sako, kalėdos ant nosies. Nu kaip ne ant nosies, taip ne ant nosies. Tačiau net ir tokią gražią pavasarišką dieną problemų Lietuvoje netrūksta. Aš sveikinuosi su Arūnu, kuris skambino, sakė, jūs esat mano paskutinis pagalbos šauksmas. Na taip. Tai kas atsitiko? Dirbau beveik metus laiko ir praktiškai nesumokėjau pinigų. Grįžau be pinigų, nežinau ką daryti. Gyventi reikia, mokėti už viską reikia. Ir dabar nežinau, dar ranką sulaužyta ir ką toliau darysiu, iš vis neįsivaizduoju. Parvažiavau elektrą atjungti, šitas viskas, satelitas, viskas nuimti, įsiskolinimas yra, reikia susimokėti už viską. Aš neįsivaizduoju. Aš ten netyčia nuvažiavau, man pasiūlė, nuvažiavau. Pagalvojau, kad juokauja, sako, aš nemokėsiu pinigų, mes sako, nemokam pinigų. O niekai nesupratau, kaip tu pasiryžai dirbti, jeigu žmogus iškart perspėja, mes pinigų nemokam. Ne, aš pagalvojau, kad jis juokauja paprasčiausiai. Aš negalvojau, kad taip gali žmonės elgtis. Dirbu daug aš tenais. Kiek maždaug valandų per dieną? Nu kaip žiemos metu nuo 14 valandų, nuo 6 iki 8 maždaug, o vasarą tai skaitykim nuo 6 iki 10, taip. Palikau, aš ten daug sveikatos palikau. Norėjau kreiptis į darbo inspekciją, bet man vis kito žmogaus gaila, nes jis gaus dar 10 000 baudos kažkokios. O bent kokią sutratėlę, darbo sutratėlę? Sudarėm nieko. Būtent va tame reikalas, kad aš naivus, kai kūdikis buvau. Pasitikėjau žmonėm ir viskas. Cigaretės duodavo, tai ten nuperka kokį papildymą, ten telefono, ten visą kitą. Grynais pinigais neduodavo, niekada. Nori pasakyti, tavo atlyginimą cigaretę mokėdavo? Cigaretę mokėdavo. Visko būdavo, ten dviese dirbam su tokiu, tai būdavo, kad ir ten ir gramą kokį tenais būna, nu nepaslaptis tokių dalykų buvo irgi. Man tegu už mėnesį po kokį 100 tegu sumoka, tai pusę metų daleis kaip 6 mėnesiai, tai nuo 600 kokį bus, nuo 500 tegu bus. Aš jau nenoriu ten nuo 1000 ten nuo nieko, nors kažkiek tegu duoda. Tai viskas sėdame mūsų automobilį, nieko nelaukdami, vykstame, kad kuo greičiau atgauti pinigėlius ir turėtumėt vaikams dovanėlių. Taip, nu tai vis dėlto man gėda prieš vaikus. Pas poną Antaną pasiklausime, kaip žiemoja jo ūkis. O Jėzus, sakau, Antano arba Virginto ieško. O taigi darbininkų čia iš viso daug? 2. Daug moka? O, normaliai, pavalgiai duoda. Bet sąžininkai sumoka atlyginimą, neslepia atlyginimo. Ne, viskas normalu. Viskas gerai, ne? Nu, parodykit, kaip gyvenate ūkyje.
Yra televizorius, šilta pašildyta krosnelė. Tik jau suprantu, duoda ir atlyginimą ir nereikia nuomoti niekur stogo virš galvos. Mes su tokia bėda atvažiavom. Einam, pas mus yra automobilyje vienas darbininkas, kuris sako, dirbu. Niekas mane cento nesumokėjo. Sako, cigarečių duodavo ir viskas. Kas tokis, kur gali būti? Sakau, gal blogai dirbai? Sako, nu ne, tiek prakaitų čia išlieta, tiek bemiegių naktų, po 16 valandų dirbu. O, pernas, kas tokis jau? Jau laikas keltis, jau kelkitės. Toli, draugelį, ar tu biski turi sąžinės ar neturi? Išvogė akumuliatorius, viskur dvagio kavalkas ir tu dainsi, prašai pas mane, neturėjai valgys, neturėjai kur dėtis. Priimk. Ar tu gyvulys, ar tu žmogus? Tu dirb kiek tu nori. Kam tu išvogė akumuliatorius? Ar tu žinai, kiek aš tą mokėjau? Po 300 paprašai mokėk. O tu pragėrei viskų. Ar meluoju? Sakyk greitai. Sakyk greitai. Tu man pinigų nedavė į rankas. O tu Cigaretės davė. liepi gėrimų parvežti. Ar gaudysi, nesgaudai? Sąrašų turėjai? Dar aš tau sąrašų parodysiu. Ateik, kai man parodau sąrašų. Fek, aš tau sąrašų parodysiu. Priimk mane gyvens, jokios kapikos nereikalau, pavalgydyk. Duosiu tavo parašų. A, jisai tokia pasirašė. Pasirašys jisai. Žulikas, šis vagys. Tai tu man už 3 mėnesius mokėjai. A, va, jau matai, jau mokėjai. Už 3 mėnesius, aš kaip ir sakiau, gegužė, birželis ir rugpjūtis. Tu girdi, atėjai darbam pas mane. Sakau, ku tu moki, nieko nemoku. Ko tu reikalauni? Aš nieko nereikalauni, tik pavalgyti ir parūkyti. Tai tavo sąrašus turiu. Tu girdi, tu čia. Ir dar vienas dalykas, yra šitas, Turi sąžinį tu. viskas yra surašyta. Man nesvarbu, ką jūs ten rašyta, nerašyta. Tavo sąrašas, Aš buvau 8 mėnesius, palauk, nereik. 8 mėnesius aš čia buvau, už 3 sumokėjai, o už 5 dar sumokės. Nieko aš turiu. Tu prašai tik valgyti, duok ir parūkyti ir aš pabūnu, man badai neturiu. Taigi jo sąrašas. O bent kokią sutratėlę, darbo sutratėlę. Darėm nieko, būtent va tame reikalas, kad aš naivus kaip kūdikis buvau. Sakė, neturiu kur dėtis, neturiu valgyti, būk geras, mane priimk. Sakau, aš tau pinigų nemokėsiu. Sako, man pinigų nereikia, sako, tu tik daug pavalgyti ir parūkyti. Į kolį jo nebuvo, niekas pas mus vagystų. Bet jūs pagalvokite dabar, kad aš čia būdamas turiu akumuliatorius kažkokius, paimtamo pasineštos. Net jeigu nemokėdavo tau, tai gal ir paėmė. Ne, Klausykite, jis išvažiavo tada, viskų susiraušė akumuliatorius, varikliuką vandenio ir išvažiavai ir grįžai, kad pragėrėjai viskų. Išvažiuoji, pragėrėjai. Antanai bėda man, vėl mane priimk. Tai ko tu grįžai, tau blogai buvo? Ko tu vėl? aš grįžau, kad tu man sumokėtum už 6 mėnesius, už 5 mėnesius. Atsisėdęs, klausykit, visi vyrai dirbo, o jisai kuo neatsisėdęs ir rūko. Aš minėjau, kad jisai po 18 valandų per dieną. Nuo 6 iki 10 vasarą dirbam, žiemą nuo 6 iki 8. Tu neaiškik ir neieško, ko tau nereikia. Nežinau, ką tu ten prisirašęs ir kokio ten prisirašęs, man nesvarbu. Turi kokį nors dokumentą, kad aš pamatyčiau, koks tavo parašas. Nu, aš galiu pasirašyti šiaip ant konos, aš čia neturiu nieko. Skaityk pats, va, tavo raštas, tavo. Paskaityk. Palauk, kaip kitas mes? Nieko tu man. Ne, o kur parašyta, palauk, aš atsimenu, kad tu naktį atėjai parašai, kur aš parašiau abipusio susitarimo, kur dirbam. Ar tavo aišku šitas, va, ar tavo parašas? Ar tavo pavardė? Ar tavo raštas, ar mano? Aš. Arūnas Siparis, retkarčiais padedu Antanui Novagrodskui ūkių darbuose. Pinigų nereikalauju ir niekada nereikalausiu, nes mane viskuo aprūpina. Va, data, viskas ir va tavo parašas. Nu, tas pats parašas. Įsveri, kiek nori tik priimk, man neturiu kur dėtis, neturiu kur valgyti. Bet sako, tėvų išvežė kur tik prieglų ir mane išvežė, aš belikau be visko. Jis paklausykit, kaip tėvų prižiūrėjo. Ku gauna, kad prižiūro tėvų? Slaugų. Slauga, nu. Tai sako, tėvų tik pensijų atiduodavo, o slaugų aš pragerdavau.
Tu man nemeluok, tu Kad man nemeluok. žiūrėk, Ar tavo parašyta? Ar tavo? Vietoj, kur buvo Taigi- parašyta, tu gali išplėšė jau kur nors. Žinoma, tada atėjo 10 valandų vakare, gal 8 valandų vakare, sako, rašykitės, man ir tam štampas, sako, rašykitės arba neikit namo. Ir va per prievartą va tokius dalykus. Parašė. Melagis. Kas ir blukų matė? Ar tik Kraulino, kad tik tu man pamačiai Kraulys vandens siurblį? Sąmonė, tu man Važiuok, kur tu man tai sakai. šitą Antaną ir baigtų juokus ant manytų ir manyčiau prie žmonių ir prie kamerų nešmaiš. Kad tu norėjai, tai te padarėjai. Reikėjo išeiti, ko tau neišeiti. Aš tau, matai, pats parašau, kad tik laikytau. Nu, tas pats parašas. Nu. Gerai, Antanai, o sakyk tokį paprastą dalyką. Dažnai žmogus vartodavo alkoholį darbo metu? Aš jam gėrimą ir veždavau. Jis paprašė 300 už ir priveždavau to gėrimo. Ir išėjo, žinokit, Tu dieve. baltiniai be sagų. Net nenusipirko baltinių. Šut aš jau išvažiavau pilnu. Ir batų Da, batus prisirinkai, ir paėmė. rūbų prastų Svolačiau prisirinkai. tu. O kaip yra, sakykit, dar toks dalykas, jisai mums minėjo, kad jūs specialiai vietoj pinigų jam atlygintavo degtinę. Čia jis man... Ar parsigriovu, kad supyliu? Nu, neapsirdu. Absurdas tai yra. Absurdas, Tokį absurdas, žmogų į namus leisti. Aš nieko nenoriu iš tavį, man tu už 3 mėnesius mokėjai. Gerai, darai cigaretės, gerai. Visai nemokėjau, dar mokėjau. Ir tu nereikalavai, va popierių, nereikalavai. Tik mane laikyk. Ir pats pasirašai. Kam tu man tada mokėjai už 3 Aš tau mėnesius? jūs sakei nemokėjau, o dar mokėjai. Aš taip nesakiau, aš sakiau, kad už 3 mėnesius sumokėta yra, o už 5 ne, nes 8 mėnesius buvo. Tai kam tu tų popierių prašai? Nu tai kam tu man tada mokėjai? Nu tai pasakyk tu man irgi. Tau reikia milicija šaukti ar kas, jei tau kokis kas netvarkoja. Bet dar už metų atėjai. Pats parašau, dėja, aš nežinau, ko tu Aš nori. ne už metų atėjau, aš Nu, tai kiek išėjau tada prieš atėjai? 4 mėnesius. Ir ne už metų atėjau, aš prieš 4 mėnesius išvažiavau. Tu daug neaiškiai. tu- O jūs gal žinote, kur tas kitas jo darbas buvo? Tu pats Arūnai mums parodydom kitą žmogų, kuris tai irgi apgavo. Taip? Irgi toksai pat apgavikas. Davė pasirašyti lapelį ir tu be lapelio. Ne, nieko netavė. Bet žadėjo, kad sumokės. Nu taip. Nes aš žinokit, mėly žiūrovai, atgal laiko negaliu atsukti ir pastovėti, prasūdamas filmą, kaip ten iš tikrųjų buvo. Aš matau lapelis, pačio rankom pasirašyta. Ir kas įdomiausia, kad tu jau meluoji, nes ant lapelio parašyta, kad tu jokio uždarbio nereikalauji ir niekada nereikalausi. Va, jis pats parašė. Ir niekada O nereikalauja. ir dar reikėjo tau pasakyti, ir dar apsivogiau, išėjau kaip parašas iš žmonių šitų. Nu. Aš negaliu, man nervas nelaiko. Aš tau šiandien nežinau, aš Antanai, ką aš darysiu toliau, bet aš tau šito dalyko tikrai nedovanosiu. Jokių akumuliatorių visą kitą. Kokių tu man padarysi? Atiduok akumuliatorių. Visur. Tai va dabar, va, kad nemokėt pinigų, kad visą kitą, tai va tik tai ieško dabar problemų, priežasčių visokių. Nu atleisk, tu man minėjai apie dvi bėdas. Viena bėda yra štai Antanas, kuris nesumokėjo pinigų, bet aš pamačiau savo akim, žiūrovas matė savo akim lapelį, kur tu sakei ir prižadėjai niekada nereikalauti. Aš daugiau nematau, ką aš galėčiau padaryti, būdamas reporteriu. Važiuojam pas tą kitą ūkinį, gal iš jo pavyks gauti pinigėlių, kad tu galėtum nupirkti dovanų savo vaikams kalėdų progą. Tikiuosi, parašų kitam ūkininkui nedėjai. Nieko aš nedėjau jokių parašų, gerai, nieko man nereikia, aš Ne, reikia, važiuojam pas tą ūkininką, ten bent atgausim, jeigu nėra parašo. ten jam arklį va kažkas ką tik nušovė, ten aš iš vis nenoriu su tokiu, kad mane kas nušaus. Vykstame į Varėnos rajoną, Dargužių kaimą, kur galbūt antras bandymas bus labiau vykęs atgauti bent kažkokį tai atlyginimą. Sveiki. Turim žmogų. Tai ateik pasišnekėti. Nu. Buvom vienam ūkyje, kur žmogelis, sako, apgavo, neišmokėjo pinigų. Važinėjom biskį sveiki. Važinėjom ten Alytui, buvom, tai sako, Jau čia važiuoju, daiktų atvažiavau dar pasimti. Dėl ko? Nu taigi tada. Sakė, daiktų dabar jam trūksta ir sakė, Ko kad... aš atiduosiu? Jūs nesivykit mes gerai. Algi, nu, veik... Aš to ateisiu, man pasiruošiu. Jūs taip važiuokit visas įmonės, kuris dirba, tada nekils klausimų. O tai kas, sakykit, yra? Jisai sakė, kad dar už 2 mėnesius jūs skolingi 600 litų. Ne, nu tai 100 litų už 2 mėnesius šitą davė. Nu. O aš taip išnekėjau. Oi, žmogau. Blogo aš nieko gi nenoriu. Tai Ne, tu blogo nieko nenori. Pasakykit tiesiog nuo savęs, kaip jūs kaip darbininkas buvo. Koks jūs darbininkas? Koks darbininkas? Principais darbo pas mane nematė, aš jums taip pasakysiu.
Ką jis dirba pas mane? Tu pasakyk, ką tu dirbi, žmogau, pasakyk. Nu, tai aš ir sakau, kad čia per daug ten nusidirbo. Ką tu dirbi, aplamai pasakyk. Bet tik tai, kai mes buvom, žinai, išnekėję. tai Aplamai, ką tu nesakau, dirbai, pasakyk. Tau nesarmata? Tau nesarmata? Kodėl man sarmata turėtų? Tu esi toks žmogus, aš pasakysiu, aš neapšneku. Jeigu kaip šuo šalia pavadėlio, tu dar nieko. Jeigu aš išvažiavau kilometrą, tavęs nėra. O toks būna. Palikau, aš ten daug sveikatos palikau. Kiek tu kartų važiavai pasą daryti? Man tu be paso žmogus nereikalingas. Aš turiu tave apiforminti. Aš tave laikinai buvau apiforminęs. Tu kiek tu važiuoji darytis pasą? Kaip nuvažiuoji visos instancijos, biurokratija, tu negali pasą pasidaryti, žmogau. Pirmąjį nuvažiuoji vėl į Varėną. Koks tu parėjai? Tu pasidarai pasą? Ne. Tu skambini kai kam, kad tau pasą išpirktų. Bet tau neišperka to pasą, nes tu pragersi pinigus ir neši, negali to žmogui atiduoti. Nu kaip tau pačiam, Arūnai, kai žmonės sako, va tiesiai šviesiai tau į akis, koks tu esi? Tau negėdas susivieškime to valandom atvažiuoti. Aš ištarčiau vieną žodį, ko tu esi vertas to dabar tokiu atveju. Ištarčiau tą vieną žodį, stebuklingą. Mes uždėsim pipą, gali tarti. Žiūrėt, tu ne vyras, vat kas tu esi. Aš pravažiavau antradienį, nenoriu kalbėti, veškitės iš čia. Jūs pravažiuokit visą Lietuvą, visą, kuris jisai buvęs, ką jums pasakys apie jį. Aš neapšneku žmogaus. Dink Dieve, gyvenime niekada. Bet nereikia būti prasiblaivysiam, aš vietų Samariją apgautas, užgautas ir taip toliau. Pravažiuokit, kur jisai buvęs, kur jisai gyvenęs, kur jis dirbęs. Dūda dūdom pūs visi. Dėmės pykomės, ne mes su jumis barėmės, ne nieko. Tai kame reikalas? Kame reikalas? Kodėl aš turiu bendrauti su šitais vyrais? Mes nesipykom. Aš pasakiau tiesą. Pasakykit, aš ką nors pasakiau ne taip. Vyriškai įkalęs. Nu, žmogus jisai orientuojas. O jisai visiškas asilas yra. Jis ten šiaurės, jis ten pietus. Auksiniai gerkliniai dar plius. Kada aš būčiau žinojęs, kad tu tokies esi, aš būčiau tave ant kiemo neužsileidęs. Davei 100 litų, kad jis nuvažiuotų į Varėną, pasidarytų pasą. Kuo viskas baigėsi? Banka degtinės po pagalvę, 2 vyno po lovą, Palikau, aš ten daug sveikatos palikau. brendžių butelis po lovą ir alaus dar. Palikau, aš ten daug sveikatos palikau. Tačiau bet kokiu atveju mes jau pas tave atvykę ir manau, kad dabar paskutinė mūsų misija vis dėlto surasti darbą, kad tu, Arūnai, pasižadėtum daugiau nestikliuko. Ir sutartis taip ir turėtų skambėti, kad ūkininkas pasižada tau suteikti darbą, mokėti tokį atlyginimą, o tu, Arūnai, pasižadi nekelt stikliuko. Tikiuosi, kad tai galutinis mūsų šiandienos ieškojimų tikslas. Pas ką, sakykit, mes dabar atvažiavom. Tai yra tavo kolega? Nu, draugas mano. Romas. Taip, Romas. Partinis? Taip, mes kartu vieną partiją. Kokioj? Tvarka ir teisingumas. O, brolyti. O, politikai būsimieji. Jo. Einam. Tvarka turi būti. Prašom, užeiti. Žodžiu, Romai, ar senai pažįsti Arūną? Nu, kiek jau gal 4 metai kur tai. Tau kaip žmogus, sakai, kokios problemos? Nu, gal nusvylis gyvenimu šiek tiek, ir buvau, kaip sako, ir vedęs, viskas, kai sako, dabar, nu, gal žinot, kaip sako, padėtis tokia sunkesnė. 2 vietose, kur žmogus bandė ieškoti teisybės, kad jam neišmokėtas atlyginimas, visi pasakė iki vieno, kad jisai latras, jis nedirba. Nebijai dabar veš pas savo vieną pažįstamą ūkinį, kad jį darbintų? Tai matot, tas pats bus, jeigu tenai neprispaus. Jau, nu, neprispaus, bet jis priežiūra bus jau kitokia, matot. Jau jis ne vienas dirba, jis dirbs keli žmonės, tai labai nepavaidysi. Ir šiaip tai, o kaip dabar nusipirks už kų? Pirmiausia, reikia turėti, skolontį nelabai duos tau vietą. Už tai, kad ūkininkas irgi žino žmonės. Kai matai, Arūnai, tau gyvenimas bus teikęs 1, 2, 3 progą, aš labai tikiuosi, kad 4 kartas nemeluos ir tu šitiek susivoksi ir mokėsi ne tik lakti, bet ir dirbti. Tai tiesiog įsisąmonink savo, kad čirkelė su sąžiningu darbu nedraugauja. Jaučiatės apgautas, neteisingai apkaltintas, o gal net apkalbėtas? Skambinkite mums numeriu esančiu ekrano apačioje. Patikėkite savo bėdas 24 valandų komandai.
Dabar trumpa reklama. Po jos matysite. Jau keletą mėnesių Aldonos nuomininkas nemokėjo už buto nuomą. Nieko nemeluoju, aš čia atsiskaitęs iki nuo. Na, o dabar antroji šio vakaro istorija. Ponia Aldona Kauno mieste turi 2 butus. Viename gyvena pati, kitą nuomoja. Tačiau viena problema. Jau keletą mėnesių Aldonos nuomininkas nemokėjo už buto nuomą. Kai galiausiai moteris neapsikentusi pradėjo reikalauti pinigų, paaiškėjo, jog Gintaras tame pačiame name nusipirko savo butą ir skolos atiduoti jau nebežada. Neapsikentusi tokio buvusio nuomininko elgesio, ponia Aldona surinko mūsų pagalbos numerį. Pone Aldona, kodėl reiškia mes šiandien čia pas jūs atvykom? Kas pas jūs per bėdos? Bėdos tokios, kad turėjau nuomininką ir nesumokėjo už nuomą. Na, jisai buvo pageriantis. Ir nesumokėjo, ir liko skolingas, ir vis tiek geria. Kokia yra skola? Kiek dabar jis yra jums skolingas? Na, jis man iš tikrųjų skolingas 800, bet kadangi aš sakiau, kad aš tau tą 100 litų nurašau, nu tiek to tegu atiduoda nors 7. Sumokėsi. Jūs pati bandėt, reiškia, žmogiškai, eit pas Gintarą, reiškia, ir sakyt, nu būk tu žmogus, klausyk, aš tau leidau gyventi, o tu man pridarei skolų, grąžink pinigus. Ką sakė? Bandžiau kalbėti ir žinutės rašiau, visą laiką rašė, kad taigi susitarėm iki birželio 1, tipo jisai prašė, kad aš neturiu pinigų ir atiduosiu birželio 1. Atėjo ir birželis, ir liepa, ir rugpjūtis, kaip liko, taip liko skoloj. Aldona susitarėm atsiskaityti iki birželio 1. Tai laikome šio plano. Kur šiuo metu jisai gyvena? Kaip jis dabar iš jūsų būtų pabėgo, kad paliko jūs tose skolose? Pabėgo, jisai šalia nusipirko kambarį. Jisai jau ruošėsi šitai akcijai, jau jisai žinojo, kad nusipirks kambarį, užtat jisai ir nemokėjo man. Sumokėsi. Pone Aldona, jūs nieko nelaukdama, man atrodo, galite pradėti ruoštis rengtis ir mes, kaip sakant, nieko nedelsdami keliausim pas tą niekadėją, reiškia nuomininką Gintarą, teisingai. Labą dieną. Neišsigaskit, žinokit, 24 valandas LNK televizija. Dėl Gintaro. O šiuo metu, sakykit, viršininkė, ta prasme, dirbo šiuo metu. Tai gal jūs mus palydėtumėte iki jo, nes mes padėtumėm vieną kartą galų gale šitą istoriją tašką, man atrodo. Klausyk, ateikit biškai pas mane su Gintaru. Ponas Gintaras. Taip. Tai pasikalbėkim, žinokit, mes čia pas jūs ir pas direktorių, kaip sakyt, užpuolėm jūs, užeikit į kabinetą, pažiūrėkit, pažįstat, kas per moteris sėdi. Pažįstam. Nu. Tai Gintarai. Tai ką? Nu. Nu tai va, žinokit, įsivaizduokit, Aldonai reikėjo net mus išsikviesti. Nei gėdos, nei sarmatos. Man tai, o tau neatiduoti už nuomą, tau negėda, kad aš tau sakiau, arba aš kviečiu, buvau pas direktorių. Buvau, sakiau, kviesiu 24... Leiskit pasakyt man. Palauk, 24 valandas, ar ne? O ne, pagaliau duosiu į teismą. Ašgi girdėjau jūsų tas kalbas jau seniai. Nu tai gerai, tai kodėl tu, va, prašau žinutės parašytos, kad atiduosiu, neliksiu skolingas. Ne apie nuomą kalba ėjo. Apie skolą. Apie kokią skolą, Aldona? Apie skolą. O tai ką nuoma tau, aš turiu mokėti. Jūs pasakėt, šitų pinigų 100 litų žiemą nemokėkit, kadangi ir taip sunku. 100 litų būtų buvę nuo vasario mėnesio, bet kadangi tu vasarį išėjai, tai viskas, aš tau sakiau.
jums reiškia dabar, kad aš nusipirkau kambarį, tai jau pakeičiat savo žodžius. O tu nesilaikai, Gintarai, savo žodžių. Laikausi savo žodžių. Gintarai, jūs man pasakykit, aš tai nežinau, kaip buvo, bet jūs sutinkat su ta situacija, kad reiškia, jūs esate skolinga Aldona 800 litų? Ne. Tikrai ne. Iš kurgi viešpat? O tai kodėl Aldona dabar sugalvojo? Važiavam, sakot, nuimsiu pinigus, važiavam jūsų sodą šienavau. 100 litų. Jo? Ne šienavau. Už 800? Jūs pasakėt, nereikės žiemą mokėti. Tai čia tik žiemą jau Nepasako, buvo. gerai, tu įsigalvojai jau, tu Gintarai jau pradėjai pasakas. Man tų pasakų tikrai gana. Tai jūs Visus atidirbot už tos mokesčius, pinigus? viską sumokėjęs, aš esu aliai kapeikos. Gintarai, Taip. kaip tau negėda Bet šitai žiūrėkit, kalbėti? Gintarai, luktelkit, žiūrėkit, mums Aldona rodė jūsų raštelį, pasižadėjimą ir žinutės, kad jūs sumokėsite. Tai čia viešpatė, kada tas buvo, jau buvo sumokėtas seniai seniausiai. Jau tu metai laiko. Čia buvo mokesčiai, čia buvo mokesčiai, Ir suprantat? mokesčiai, ir nuoma, visa tavo skola. Tai va, buvo sumokėta viskas, Aldona, nu ką jūs čia pasižiūrėkit, kokios čia datos. Tai jūs sumokėjote jau nuo to laiko? Taip, Pervedėte tos 800 litų jai, tą skolą visą. Pervedėt į rankas mes atiduodom, Tai nepervesdom. jūs atidavėte į rankas Aldonai 800 litų, vat po to termino jau, kaip suprantu. Ne į rankas, bet sumokėjau mokesčius, aš buvau skolingas tiek mokesčių. Aš jau su juo dirbu 10 metų šitą. Aišku, jis turi ten problemų iš tikrųjų, tai kai kiekvienas žmogus, bet šiaip jis yra sąžiningas iš tikrųjų šitą. Turit, Aldona, bent šiokį tokį įrodymą, kad Gintaras mokėjo jums pinigus. Jūs imdavot iš jo kažkokį tai raštelį, pasirašinėdavot ką nors? Ar čia buvo kaip garbėjo žodis, duodu ir pasiimu? Tokiu buvo principu. Tai dabar aš kaip suprantu, vienintelis, kas yra blogybė štai situacijai, kad jūs nepasirašinėdavo tiesiog. Kad nėra kažkokio tai bendro įrodymų, nes dabar, pavyzdžiui, tiek aš įsivaizduoju, ne tik man, bet ir direktoriui turbūt sunku nuspręsti, kuri šitoj situacijoje yra. Tai žinom mes dviese. Ar jisai, bet tau neprisipažinti, kad tu esi skolingas, juk tu žinai iš tikrųjų. Tu neturi, nu bet tu sąžinės tada neturi. Neturi sąžinės, garbė žodis. Man jau piktumas ima. Žiūrėkit, Gintarai, aš žinau, kad jūs nusipirkot visiškai šalia Aldonos buto, kurį anksčiau nuomojate savo, ar ne, dabar kambariuką. Kodėl iš Aldonos nepirkot? Todėl, kad jinai be galų pinigų daug nori. Gintarai, nuoširdžiai, matau, kad tikrai iš akių esate geras žmogus. Direktorius apie jūs ne vienu geru žodžiu atsiliepė. Ranką prie širdies pridės. Tikrai norit pasakyti, kaip sakyti, nemeluojat? Pasakyti nieko nemeluoju, aš atsiskaitęs iki nuo. Tu man, aš noriu tik tai pasakyti tokį dalyką. Tu man už nuomą mokėjai? Mokėjau. Kiek aš metų gyvenau pas jūs, pamiršau? Gerai, o nuo kada nebemokėjai? Kiek gyvenot metų? Nu, apie 3 metus. Apie 3. O kiek, sako, nemokėjot? Kiek Aldona nemokėjo? Metus laiko. Nusipirkau ir ne iš jos nupirkau. Tai va dabar kažko tai reikia, matom. 100 metų sako, man nereikalingas. Nei tavo tas, kad tu pirkai ar nepirkai, čia man visai nesvarbu. Tebūnie, nu jau čia ant sąžinės, tarkim, tegu lieka Gintaro, jeigu taip iš tikrųjų pasak jūsų yra. Bet jūsų irgi yra nuolaidžiavimas blogas. Jeigu jūs imdavot pinigus, taip kažkada imat, nepaimat, nepriskaičiuojat, nesuskaičiuojat, kiek galutinai gaunas, vėlgi nėra gerai, jūs sutikit su manimi. Aš sutinku. Kad čia yra jūsų. Aš sakau, mano, kada savo gerumu, tai visuomet pats ir kenti. Sumokėsi. Ačiū, Gintarai, kad nepabijojot, atėjot, sėkmės ir aš taip, kaip sakyt, linkiu dabar tų skolų neprisidaryti, jeigu kažkada ir buvo jų, ne? Kadangi Žinai, aferistas buvai ir būsi. Pone, žinokit, ir jūs nepykit iš tikrųjų, bet jau su kitais nuomininkais reikia sudaryti sutartį tvarkingai iš tikrųjų. Aš nežinau, ką tas Gintaras padarė, bet jis iš tikrųjų tai sąžiningas žmogus, žinokit, šitą. Padarė blogai, kad nepirko buto. Tai Aldona, žiūrėkit, dabar vienintelis kas, aišku, man žinokit, aš nežinau, bet man čia yra viena iš tų situacijų, kur labai sudėtinga apkaltinti vieną ar kitą pusę. Bet jūs, aš suprantu tik tai vieną dalyką, ką jums galiu patarti ir pasakyti, kad tai yra jūsų klaida, kad jūs nepasirašyt nuomos sutarties, jūs suprantat? Aš žinau, aš tad ir naudojasi, žinau šitą. Tiek to, tegu jam būna sąžinės. Aš tai nenubėdnėsiu, nepraturtėsiu, bet jisai yra brudas ir viskas. Jeigu, reiškia, jūs turėsit daugiau nuomininkų, tai tikrai, man atrodo, pamatę šitą laidą, pabijosim nemokėti pinigų, nežinos, va šita moteris tai tikrai išsikovos kiekvieną centą, ne? Aš galvoju, iš tikrųjų. Reikia tikėtis, jog ponia Aldona pasimokys iš savo klaidų ir nuo šiol pasirašinės sutartį su savo nuomininkais. Juk šiais laikais žodinis pasižadėjimas, kuo toliau, tuo labiau tampa visiškai nieko vertas. Šį vakarą viskas, ką norėjome jums parodyti.
Dar kartą primenu, jog ekrano apačioje esančių numerių galite skambinti mums ištisą parą. Profesionali žurnalistų komanda visuomet pasirengusi jums padėti. Atsisveikinu iki kito penktadienio. Likite su LNK televizija. Gražaus vakaro. Sudie.